Kai tu eini į tokią rinką kaip Amerika, nu, ir konkurencija yra didžiulė ir tu esi dar vienas kažkoks streso valdymo ten renginys, tu ne tik tai konkuruoji, kaip aš galvojau, su kitais įrenginiais, ne, ar tai dedamais ant rankos ar ant galvos, bet tu konkuruoji su CBD rinka, kuri ten meta beprotiškus pinigus, tu konkuruoji su tais pačiais meditaciniais appsais, ne, Headspace, Calmas, Headspace, man atrodo, biudžetas marketingo 500 milijonų, nu, tarsi tu konkuruoji su industrijom realiai, ta prasme, tu konkuruoji su to pačiu Wim Hofu, kuris irgi apie tai kažką ten plius minus, tu konkuruoji su nemokamais, jį galima treniruoti tą dalyką. Ką tai reiškia, kad jeigu tu turėsi didesnį, geresnį tą raumenį, tave, nu, tarkim, neįsimiegojus, geriau reaguosi į tokias situacijas arba ten išgėrus kokį vieną kitą drinksą, tu ryte labiau greičiau atsistatysi arba ten tave netaip išmuš iš pusiausvyros kažkokia tai ten emocinė